Opa! O šiandien kur? Pamatais. Donatai, kaip šiandien dienos įspūdžiai? Žiūriu, gerai. Vaikai, vasara. Viskas praėjo sklandžiai. Vasaros uždarė. Atitiko lūkesčius. Žinoma, Smagu. geras vaikas. Kaip ana. Mūsų dalyvis, Simas, punktualiausias. Prisijungė jau ir Marius. O kur mes čia buvom sustoję? Lentą. Rodo, Marcinkonis turi ir traukinių stotį su laukiamąja sale. To bitininkės muziejų taip spėjo, ne? Tai jo. Nes pagal equipmentą, pagal įrangą matau, kad... Čia išdrožta. Reikia skambyti, aš gal... O, geras. Tai buvo Na, čia mišiosios dar iki pirmos, iki dviejų. Jūs vedėjas ten vienintelis? Labą rytą, įtariu, kad turim dar vieną komandos narį. Mindaugas, Edgaras, sveikas. Gal visą komandą Sveikas. Sveikas. Taip, sumaišė. Darov. Labą dieną. Kaip gyvenat? Ir kaip čia gero darbo, ne? Gero savaitgalio. Pirmas checkpointas. Apžvalgos bokštelis. Spalio pradžioje, man atrodo, irgi. Tai yra pirmadienis. Tai tada bus ketvirtą, penktą. Daugelį. Jo. Skamba kanklė širdyje, važiuojant čia gatve. Atvažiavom į Zirvynas. Etnografinis kaimas. Fotkytės, selfiukai. Užmūrytas ąžuolas. Nu geras. Mes jau draugai, viskas. Mes jau draugai, aš sakiau, kai jis ne į tą pusę važiuojat, ašgi sakiau. Jūs. Matutis kažkur jau yra kitur. Ten, kur Pamatais. greičiausiai. Kas paskatino tave pradėti? Skatimo tikslas tarp pabandymų pahaikinti, pakempinti ir rasti viduriuką, kur biškį pagreitinti tempą. Tai ir galvoju prisijungti prie šitos grupės. Tai irgi yra daug. O turi gal kokį mėgiamą keliauninką, favoritą? Kad ir neteko. Taigi, esu Marius. Man 22 ir ilgiu savo plaukus. Kas plaukas į kasą apinu. Kas paskatino tave pradėti minti, keliauti su dviračiu? Ar kaip atradai bikbeką? Jeigu rimtai, tai aš labai ilgai važinėjau su mocu. Okay. Kai važinėjau su mocu, keliaudavau. Matydavau dviratininkus, jeigu būtų premba. Kaip jam aфиgenai, nereikia galvoti apie benzą. Gali važiuoti kur nori ir, žinai, toksai būdavo pavydas. O dabar, kai važiuosi dviračiu, kartais pavydžiu motociklininkam. Aha, yra. Tada norėtas sugrįžti, bet gan tasai geras judėjimo greitis. Ekologiškas judėjimas ir Jo, sveikas. o kaip sugalvoja prisijungti prie mūsų grupės? Aš kažkaip buvau važiavęs borderį kažkada. Truputį žinau tą komunitį čia visą bendruomenę. Taip, tas renginys pasakiau ir atsirado laikai paminiau. Gal turi kažkokį favoritą keliauninką ar bent jau Turiu, labai norėjau, kad paklaustum tą klausimą, labai įkvėpė toks Laimonas iš Danijos, daug keliauja. Tai va. Supratau, jo, žinau. Supratau, žinau šitą keliautoją. Žinai irgi. Jo, žinau šitą keliautoją, jis mane taip pat įkvėpė. Tai va, tai linkėjimai Laimonui, jeigu tu mus žiūri, pridės. Jo, like, share, subscribe, pasidalinsim jo anketą, jo tikrai geras keliauninkas, daug keliauja. Pauliau, jūs kaip, matau, naujokas čia, norėčiau jų paklausinėti, kas paskatino jūs pradėti minti? Mane paskatino minti tiesiog dėdukas, kuris sako, sėsk ant dviračio ir paleidžiu tave į tos vartelius ant dviračio. Kažkas atsitiko galvoje ir va, pradėjau labai minti.
O kur atsitrinkai, kad pradėjai organizuoti rautas tokius ir pašėlusius eventus? Atėjo žmonės, kaip ir dar atsitrenkė, sako, reikia renginių, darom, nes labai liūdna, tai ir pradėjau daryti dalykus, kiek galim. Tai visai neblogai išidėjom, tikėjomės gal ir daugiau, bet negalim pykti, visai lūkestis neblogas. 9 žmonės komandai mina, tai yra visai, sakyčiau, geras skaičius. Kaip pradžiai, kaip pirmam kartui. Įkvėpė daryti, tiesiog pats esate kaip įkvėpėjas kitiems. Esu kažkam įkvėpėjas, bet kita vertus, tai mane labai įkvėpė J. Peter Varė, nuo kurio aš žiūrėjausi daug dalykų. Jo visa logika, mąstymas, ta prasme, jis labai protingas žmogus, tai kodėl jam ir ėjosi taip gerai. Žmogus va taip plauna dviratį prieš parduodant. Tai už... Pramogas nereikėjo. Gerai. Kaip nekarštas vanduo. Nice. Privažiavom Ūlos atodangą. Padarysim trumpą pertraukėlę. Biškį atsikvėsim, nors čia ir nelabai pavargom, yra apie 25 km. Tai sveikas, Donatai. Turiu tau klausimą tokį, čia jau keletą žmonių klausinėjau ir norėčiau sužinoti iš tavęs tą patį, kas paskatina pradėti minti dviratį, o jeigu tiksliau keliauti dviračiu ar turistauti su dviračiu. Čia tik greičiausiai tik Karolis. Čia mes kalbam šitą Karolį Stanislauską. Jo, su savo tais beginner ridais. Okay. Vienas iš faktorių šiaip dar būna YouTube'ai pasižiūri. Kainas Duzeris toks ten su šunim, paskui yra John and Mira. Tai va tos netgi su žmona žiūrėjom, žinai, tos vaizdelius labai fainai. Tuo pačiu atsakėjai mano vieną iš klausimų, ar turi kažkokių favoritų, kurie tave įkvepia ar motyvuoja minti, tai čia kaip ir jau buvo. Tai dabar žiūriu visus, kas įkelia iš tikrųjų, tiek Karolis, tiek tavo, tiek Robertas, nu, labai gerai vakare pasižiūrėti, kaip smagu. O kas, kaip atradai ir kaip sugalvoja prisijungti prie mūsų šitos kompanijos? Grupiai, kažkaip tos Facebook'o renginius reklamuoja kartais. Gal aš net nebuvau toj backpacking grupiai, ten pamačiau tą renginį, tada jį prisijungiau. Tai kol kas dėkui tau už atsakymus. Iki malonaus, dar manau susikalbėsim. Jeigu gerai pamenu, kažko labai lankytino nebus. Važiuosim Panovių kaimas gali būti. Panovių lygtis, ten bus parduotuvėlė. Biški kažką užkasim, nors manau dar užkandukų visi turim. Ir tada dar toliau judėsim link Eišiškių. Va, ir šalia manęs yra kitas dalyvis. Ko vardu būsi? Ir kiek žinau, tu atvarei vakar, ar ne? Kas paskatino pradėti backpackinti, nu, ar tiesiog turistauti su dviračiu, kaip atradai šitą pomėgį ir malonumą keliauti dviračiu? Overall, pirmas ride. Wow, nepanašu, žiūrint į tave, tai atrodo, kad tu jau pažengęs. Stengiausi, račiausi iš tikrųjų su dviračiu, gal 5 metai važinėjau, bet po truputį vis norėjau kažką naujo bandyti. Nu, tai super. Toks ir kitas klausimas, ar turi kažkokių favoritų savo youtuberių ar... Šitą iškirpsim. Tai va, turim dar vieną naujai prisijungusi keliautoją. Labai smagu, kad mūsų gretos auga. Turim dar vieną komandos narį. Tai ko vardu jūs esat? Prisistatykit. Simas. Kas paskatino jūs pradėti turistauti su dviračiu? Ir kodėl pasirinkote šią nuostabią transporto priemonę? Žinau, senai važinėjau. Kokiu sakyčiau. O tai ką gamta. Tai sujungėt, žodžiu, pomėgį būti gamtoj su Pomėgiu dviračiams. pomėgiu dviračiams ir gavote dviračių turizmą, backpacking.
Norėjau paklausti, ar turite kokį socialinės erdvės įkvėpėją, kuriam imponuojate ir kuris jūs motyvuoja ir įkvėpia. Bet ar esate? Na, aš suprantu, kad svarbiausias tai čia esu aš. Aš tai esu Edgaras su dviračiu, taip, jo, galite pasiekti mane, subscribinti, pašėrinkit būtinai, pasiekit ir taip toliau. Ai, nu be Justino, Leveikos, lietuvių, taip sakoma, chaoso karalius. Kitas toksai natūralus klausimas, kaip sugalvoji prisijungti prie mūsų grupės. Prie šitos grupės? Taip, būtent prie šitos kompanijos, būtent prie šios dienos žygio, kaip tu mus čia atradai, pamatėjai, kas paskatino, kas parekomendavo galbūt. Niekas neparekomendavo, tačiau grupiai nežinau ar gausis. Ir paaiškėjo, kad gausis savaitės pabaigoje. Neateina į interviu. Galbūt visai kokie meškai įdomu pakankamai. Važiuojam savo su dviratininkais ramiai per mišką ir gal sutiksim čia kokį tai įdomų miško žvėrį. O, blemba! Tai gerbiamasis, jūs būsite kas? Aš Meška iš Belarusijos! Ir dažnai puldinėjat nekaltus dviratininkus? Kol apsišyka! Blemba! Kažkas kelnėse minkšto. Taigi, Hubertai, man toks kilo dar klausimas, tai biškai pakamantinėti. Turi kažkokių tikslų backpackinėme, pavyzdžiui, kad kur norėtum nukeliauti, arba ką norėtum pasiekti? Būtų smagu pabandyti daugiau kažkur Europoje pakeliauti. Manau, gali pasidžiaugti, kad Europoje šiaip labai daug kelių gražių galima važinėti. Tai nežinau, Ispanija, Danija, kažkur tai. Kažko labai cool. Tai čia tokie artimiausi tikslai, ne išbandyti tiesiog kitose kažkokie šalyje, ne tik Lietuvoje. Jo. Ok. Supratau. O priešpiečiai, pala, čia Panovėje neskaitosi, jeigu gerai atsimenu. Atvykom į Eišiškės, užvalgyti, užėjom į kebabinę. Va, daro mum lavašus ir kebabus. Va, bus sakė skaniai, pats skaniausi. Valgymo ir degustavimo metas. Ką galit pasakyti apie šitos kebabus? Labai gerai suvalgiam. Kaip jūsų kebabų skonis? Nieko, gerai. Gerai. Būsimas Tadej Pogačiaras. Žiūrėkit, kaip vyksta vakarienės gamyba. Kol kas netrodo labai gerai, bet Kaip tai atrodo nuostabiai. Kiaušinienė. Va, kas eina maudytis, aš ir to eisiu. Čia va Hebra įsikūrė. Ten mano, Mariaus ir vanduo. Donatai, kaip šiandien dienos įspūdžiai? Tik žiūriu gerai. Baig. Visiškai viskas liūtamoji. O čia iš kairės kaip kokie atsiliepimai. Nu, Paulius, tai neklausim, žinom. Ilgas kelias buvo iki kebabo, o po kebabo tai viskas jau. Super viskas. Super, ne? Gerai, jo. Nu ir kaip tau tas pirmas žygis, kaip tavo lūkesčius pateisino? Nu, gal ryte labiau matysis, ar gerai čia viską pasisekė pasidaryti, bet šiaip gerai atrodo. Dešrinės tokios, žinai. Dešrinės. Apšvieskite jo dešrą, nes nesimato, iš čia pastatęs laiko prieš kamerą. Jo. Nėra gero raido, kol normaliai nepavalgai. Tai kai pavalgai, tai viskas būna labai gerai. Tai va, su tokiais atsiliepimais užbaigėm pirmą dieną. Vakarojam, gurkšnojam apinių sultis, aptarinėsim dienos dar įvykius ir visą kitą ir pasimatysim rytoj. Tai sijam. Rytas, kaip pavyko pailsėti? Labai gerai. Labai gerai. Kaip knarkimo vibracijas labai per žemę ėjo. Krūta juda, pakuojasi. O Donatas išsimaudęs ką tik iš upelio. Ką valgom? Bomšpakė. Edgaras daro valgyti. Ogi bomšpakė! Grilina dešreles nuo vakar. Marius jau desertą valgo.
Ai, granola namų gamybos ir nesidalina, nedavė net paragauti. Ir ką čia turim? Košį iš prezervatyvo. Tavęs vakar taip ir nepašnekinau. Šnekėkim. Tai papasakok trumpai, kokiais motyvais atsidūrė bikepackinge? Dulkės. Dulkės? Tai jums, kaip suprantu, patinka dulkintis. Ok, šitą irgi išskirpsime. Ne, tai miesto dulkės. Miesto dulkės. Bėga. O jį taip konkrečiau biškim? Aš nežinau iš tikrųjų. Na, aš visą laiką su dviračiu taip pasivažinėdavau. Paskui buvau apleidęs kuriam laikui. Ir kažkaip per COVID vėl pradėjau, nusipirkau baiką, pradėjau vėl važinėti. Kokių favoritų Lietuvos užsienio keliautojų, bikepackerių ar šiaip kažkurį, kurie tave įkvėpia, motyvuoja? Ar... Ai, ne, tai tiesiog, šiaip YouTube'as, kaip ir visi, pasižiūrim. Leveika, bikepacking.com, Balčenko. Klasika. Tokie reikalai. Kokie pati šių metų patirtis, ką esi sukeliavęs ir kokie artimiausi planai kažką galbūt išskirtinio, ar kažką tai esi numatęs įveikti? Ne, nieko nesu labai nei numatęs. Tiesiog norėjusi šiais metais nuvažiuoti biškį daugiau nei pernai. Tai va, tai kol kas sekasi važiuoti daugiau nei pernai, tuo esu ir patenkintas. Kiek tas yra daugiau? Koks tas skirtumas? Nu, šiemet virš 4000 esu numinęs. Puiku, puiku. Tai ačiū tau už pasakojimą. Ačiū už veidą. Jo. Yeah. Sykau. Reikia suskaičiuoti, ar visi persikėlė sėkmingai. 2, 3, 4. Prašau, Pauliau, pakartok, ką tu ką tik sakei. Pirmiausia, aš pasakysiu apie Kauną. Kodėl yra gerai Kaune gyventi? Kaunas yra Lietuvos vidurys. Taip. Reikia į pajūrį nuvažiuoti. Taip. No problem, ta prasme, Kautra veža. Taip. O, bet kažkaip... Dabar jau ir traukiniai veža į pajūrį, nes... Algirdas, tai va, pakeliui sutikom Algirdą. Tiksliai jisai mūsų sutiko, važiuoja. Visi rėkia. Jo, visi rėkia ir bliamba, jam nebuvo pasirinkimo iš tikrųjų, ką daryti, tik tai grįžti atgal. Kempint, pasidžiaugti oru geru, pamaitinti vadų. O tai kodėl draugės nepasiėmė, primink? Jį tarp kitko bikepackina Ispanijoje dabar. Tai kodėl jį tavęs nepasiėmė? Kažkam katinus prižiūrėti. Tai gali perduoti linkėjimus? Linkėjimai. Gerai. Į šitą, būtent šitą įdėsim, galėsi nusiųsti. Nežinau, kada sumontuosi. Iki pasimatymo. Ačiū, kad buvai. Buvo smagu susipažinti tam jau gyvai. Tai ne virtualiai. Jo, sėkmės tau grįžti iki namų. Nu, tracoks. Tracokas. Panašiai kaip jums. Jo. Tai gerai, gero kelio. Iki. O, dar vienas lieptelis. Patinka man tokios vietos. O? Nu, tai va, Va, Simas pareina iš galo. Simai, pamojuok, filmuoji. Trys, opa! O šitai, o taip žygis užsibaigė. Nu ką, tai ta proga ir trumpas intervas, tada gal pradėsim iš kairės nuo pirmo, tai kokie buvo lūkesčiai ir lūkesčius pavyko pateisinti, kokie pastebėjimai. Šiaip viskas patiko, viskas puiku, kompanija tikrai nuostabi, maršrutas irgi tikrai geras, įdomus. Tikiuosi dar sugrįšiu kažkada. Tai gerai, ačiū. Jokių trūkumų. Gerai praleistas laikas gamtoje, su smirdančiais vyrais prie laužo pasitrint, hamakė pagulėt, žodžiu. O, pastebėjai. Vadų neišgaudyti, Kaltas, my fault. visą tą metus kentėt galim. Tai va. Gerai. Donatai. Labai gera stovyklavietė buvo, čia tiesiog super. Šiaip ačiū vedėjam. Daugiau tokių žinių. Gerai. Tai. Ačiū už renginį, viskas super, nuo A iki Z.
Maršrutas, kolegos. Trūkumai, pliusai, minusai. Geriau tik Sakau, geras. trūkumų mergų galėjo būti daugiau. Ką čia? Labai gerai, 9 iš 10, yra visada kur tobulėt, bet čia tobulumų nėra ribų. Pasakiau asmeniškai, o tikiuosi, kad ne paskutinis žygis ir atviras ryšys toliau organizuoti gerus dalykus. Jau aukštam lygiui viskas. Tai va, girdėjote dalyvių pasisakymus, aš nieko nesakysiu, šioje vietoje ne aš dalyvis, dalyviai jie ir viskas čia buvo apie juos. Tai ačiū, kad važiavot, ačiū, kad dalyvavot, ačiū, jeigu žiūrėjot. Gerai, chebra, ačiū, kad buvot. Iki kitų pasivažinėjimų. Žurnalo pabaiga.